Karpuša. Sakau aš jums. Vėl pramiegojau. Na, nesijaudik, balandėlė. Tuojau aš tave pamelšiu. Ei. Gėlės reikia laistyti. Reikia? Štai tu ir palaistyk. O ką? Ir palaistysiu. Blogai, vanduo šulinyje pasibaigė. Nieko. Kol kas pienelį gersim, o paskui, žiūrėk, ir naują šulinį įsikas. Teisingai, senelė. Duok škastuvą. Greičiau. Be mano vadovavimo nė žingsnio negali žengti. Kur tu? O šio šulinyje. Duok ranką. 1, 2, kartu. Neištrauksiu aš vieną. Oi, padėjėjo reikia. Kam padėjėjo reikia? Mums! Tvarka, mamytė, jums labai pasisekė. Man duonos neduok, tik leisk dirbti. Kuogi tu vardu, gerasis jaunikaitį? Karpas, Karpuša, bet ne tai svarbiausia. Sakykite greičiau, kaip jums padėti. Na štai, Karpuša, senelis į šulinį krito. Suradau šulinį, aš jį tuojau pat iškasiu. Palauk, iš pradžių mane išimk. Gerai, tėtuši, ištrauksim. Ištrauksim tuoj pat. Kaip iš akies trauktas tu jaunystė. Tai kodėlgi? Toks va darbštuolis tu. Tvarkelė, daugiau niekas neįkris. O apskritai šulinys atgyvenęs reikalas. Aš jums vandentikį įrengsiu. Palauk, gal mums vietoj vandentikio kanalą įsikasti? Jūs, tėtuši, galvokite greičiau. Matote, kaip mano rankos grimsta, darbo nori. Eik, kol kas šieno pripjauk. Laiku pasiruošime pašarų. Tvarka? Aš šieną nešu.
Tai ne šienas, o šiaudai. O čia jums. Kaipgi mes be stogo? O jeigu lys? Visi į kovą su stichija. Na, visiškai toks, kaip tu jaunystėje. Tai koksgi? Toks pat dėmesingas. Karpuša, šok! Mesk skėtį. Ką mums, Karpuša, skėtis? To jau krosnį užsikursim, iščiūsim. Tvarka, pirmyn. Kam be reikalo kūrenti, jei stogo nėra? Bet aplinkui viskas sušils. Pradės augti bananai ir kokosai. Kas? Kokosai tai tokie riešutai. O juose pienas. Išeisiu aš iš jūsų. Gretimame kaime jokių kokosų nėra, o pieną iš karvių melžia. Neišeik, balandėlį. Išeisiu. Neišeik, nebus kokosų. Malkos baigėsi. Kaip tai baigėsi? O kas čia? Neleisiu. Tai senovės architektūros paminklas, surastas visiškai be vinių. Nereikia, Karpušenka, kokosų. Mes karvytę turime ir lietus jau baigėsi. Tu geriau pasakyk, kur mes dabar gyvensim. Nesijaudinkit, tėvelė. Rytoj statybininkus atvesiu ir realiai jie geriau negu aš dirba. Daugiau aukštyn namą čia pastatys. O kurgi karvytėm gyvendinsim? Kur? Ant kilimėlio. Į pievą liftu važinės. Liftu? O, aš tilpsiu į jį. Į krovininį liftą ir dramblys telpa. Lifte ir dar su drambliu. Gražu. Tvarka. Atrodo, lyg dirbęs būčiau. Visą kitą rytoj padarysiu. Labos nakties. Išvaryti Karpušą reikia. Kaip tai išvaryti? Žmogus stengiasi. Balsuojam. Kas už tai, kad išvarytume? Aš susilaikau. Labai jau norisi liftu pasivažinėti. Karpuša nevykęs padėjėjas, teisybė. Bet kam jis toks reikalingas, a? O be to, senelis taip į tave jaunystėj panašus. Tai kogi? Toks pats nevykėlis. Gerai, tegu pasilieka. Tėvelį, mamytė, na kur jūs? Niekada jų nepaliksiu. Pražus jie be manęs.